tas kaimas autentiškas yra senovinis, bet tie poreikiai yra šiuolaikiniai jau. Tas jau lauko tualetas jau, jūs sakys, kaip, ne atgyvinant, bet jau istorijų išeina. Jau per 100 metų čia pirmieji atsirado pas mus, bet dabar jau visi po biškį žmonės keičia, daros remontus, tokius iš šiuolaikinius ir jau su tais patogumais jau. Kad vanduo būtų, kad ir svarbiausia tualetas, didžiausias privalumas, tai būtų dušas, tualetas ir kita problema būna tas paplavos visos nuotekos, kuries dėts. Tai pirmi tie buvo tokia, prieš 10-15 metų, tai būdavo paprastai įsiurbimo duobė. Bet tai jeigu dažniau naudojas, dažniau reikia siurbti. Tai jeigu tualetų daugiau, dušų kiekvienon sodybon ir tų paplavų daugiau nuotekų. Ir jeigu jų nesutvarkyti ekologiškai, tas vežiojimas tai pinigus kainuoja ir kaip pasakius, rūpesčių daugiau. O tas valymo įrenginys pasistatai, tai jo minimalus aptarnavimas tokias, gan retas lyginus. Ir labai patogu.